Kodėl žmonės rūko? Čia yra didysis klausimas, ypatingai tie, kurie turi rūkymo stažą daugiau negu 20 metų. Na, galbūt ir mažiau kai kurie, bet čia yra pagrindinis klausimas. Ir daugelį galvoja, kad sociologai išsprendė šitą klausimą, galvoja, kad proceso rūkymas yra nuo šito judesio. Kažkas tai tokio galvojama tas. Bet iš tikrųjų, jeigu eit prie iš tikrųjų tos tiesos, kiek aš dabar supratau, tai žmonės rūko tik dėl vienos pagrindinės priežasties. Ir ta priežastis yra tai, kada jūs kažkada tai vaikystėje, priklausomai kiek jums buvo, 4, 5, 6, 8, 12 ar 18 metų, jūs nebuvo tokie, jeigu taip galima būtų pasakyti, tokie krūti, arba taip pagerbti, ar jūs negavo tam tikro statuso ir kada jūs matėte kiti, kurie buvo tokie stipresni, galbūt tokie įgūdė ir autoritetų, tai pasąmonė suprato, kad aš noriu prilikti jiem ir automatiškai įeina į smegenis emocija, kad aš noriu būti geresnis ir ypatingai po tam tikro laiko tie, kurie žmonės rūko, pasąmonė sako, jeigu tu rūkysi, tu būsi autoritetingas, tu būsi pagerbtas. Ir šita programa yra labai stipri ir labai gera, kada jums galbūt yra, tarkim, 4, 12, 18 metų, o po to, kada, tarkim, yra rūkymo stažas, tarkim, 10, 20, galbūt 30 ir daugiau metų, kada jums yra virš 30 ar kiek metų, jau šitas rūkymas jums sukelia jau tam tikrų tokių neigiamų tokių situacijų, tarkim, pinigai, sveikata, ir priklausoma dėl kitų priežasčių. Tai jeigu jūs norite įsigydyti nuo rūkymų ir jau norite pasakyti savo stop, aš jau nenoriu, ateikit, užsiregistruokit į konsultaciją ir aš jums papasakosiu ir sudėsiu programą, kaip jūs galit išeiti iš šito emocijos ir šito įpročio. Tai laukiu jūs.